Daliname skaidrėmis. Va. Ir eteris tavo. Jo. Sakyk, Tai kad ką, labas vakaras, mergaitės. Matau, kad šiek tiek čia mūsų susirinko, truputuką mes čia užvėlavom. Ir norim šiandieną pakalbėti. Skaidrę vieną, Ramunę, grąžink. čia ne pirmoji. Oi, aš čia nuo galo, suriks, betgi pražiūrėjom. Taip ir lieka, kaip pražiūrėjom. Jo, tai šiandien mes, Ramunė, nusprendėm, kad pasidalinsim su jumis skaidrėmis, kurias mums parašė Tandi kompanija po apsilankimo Čekijoje. Ir kai čekai sakė, kad jiems tai yra labai geras įrankis ir kad patarė tikrai tuo naudotis, tai vat mums, kaip sakant, visą tai sujungė tą informaciją ir pateikė jau kaip skaidrių, ne, pavidalu, kad truputuką supažindinti, koks tai yra įrankis. Ir tikrai mes to lyg ir nedarėm. Nedarėm, ne, Ramunė, anksčiau mes tokio dalyko. Kažkaip, galbūt kitaip, žinai, bet ne šitaip kaip čia. Jo. Rusai darė. Jo, rusai darė, čekai darė. Rusai darė. Jo, ir jiem tas pasiteisino, ta prasme, ir jie sako, kad tai yra geras įrankis, kad bandykit, darykit, kad tikrai pasiteisino. Ir vat, šiandien mes tą įrankį ir norim jums pristatyti, ne? Tai yra asmeninio pokalbio internetu su klientais tvarkymas. Mes jį pavadinom APK. Ir tai yra įrankis pritraukti naujus klientus. Keičiam, Ramunė. Aš pagal tavo balsą maždaug. Tai dabar reiškia, kas bus tas asmeninis pokalbis su klientais. Tai pats pirmas dalykas, kaip mes ir šnekėjom su Ramunė, klientui yra labai svarbus tas, jūs esate labai svarbus, gal taip pasakyčiau, ne? Va, tarkim, jūs nusprendžiat, kad norit vesti asmeninius pokalbius su klientais internetu, ne? Pirmiausiai savo užsirašo tokį tikslą, tada ką mums reikia padaryti? Sukurti grupę. Grupę mes sukuriame arba Viberyje, arba grupę mes sukuriame WhatsApp kanale, arba grupę mes sukuriame Telegram kanale, čia jau nuo to, kas jums yra patogiau, ne? Tada ko mums dar reikia? Mums reikia grupės pavadinimo. Tarkim, sugalvojom, kad šią savaitę mes norim daryti tokią grupę ir kalbėsim, tarkim, apie plaukų problemas. Ne? Nu, tarkim, plaukų priežiūra, gal taip pavadinkim, ne? Ar tarkim, kokie nors pavasarinė detoksikavimo programo organizmui, ne? Nu, kažką tokio apsispręskit, tarkim, kažką vieną, ne? Tarkim, pavasarinė detoksikacinė programa, ne? Susirašom savo, apie kokius mes produktus galėtumėm pristatyti tada toj grupiai būtent, ne? Tada mums reikia ko? Mums reikia auditorijos. Vadinasi, mums reikia pakviesti į tą grupę žmonių. Pirmas dalykas, kuris irgi labai geras, tai tarkim, jeigu tą grupę darysiu aš, tarkim, susitariu su Elvina, ten Ramunė, Jūratė, Inesa, ne, kad panos aš darau tokią grupę ir jūs ateikit irgi, nes mums reikės tokios palaikymo. Palaikymo komandos, jo. Mums reikės klausimų uždavimo, žinai, tarkim kažkokių, o čia aš ten anksčiau ten tiesindavau plaukus, man pradėjo skilinėti galiukai, ne, gal jūs galit man kažką patarti, ne, arba tarkim ten aš pradėjau naudoti ten kaukę jūsų kompanijos stendai ir man tas labai pasiteisino, gal man dar kažką parekomenduotumėt. Ta prasme, tie tokie keli žmonės, kurie bus tie vadinami užsukėjai, ne? Kad grupė būtų. Kad pokalbis išsibėgėtų, jo. Tai pirmas dalykas, grupės pavadinimas, konkreti problema, nes taip lengviausiai yra, nes jeigu žmogus pamatys, kad jį kviečia, tarkim, į grupę ir bus ten, tarkim, trumpas pokalbis apie plaukų problemą, o jam tas yra aktualu, tai jis ir ateis. Ir į grupę pridedam tik tuos žmonės, kurie sutiks ateiti.
Reiškia, pasiemam sąrašiuką, pasidarom, ne? Kas tam sąrašiuke gali būti? Tai gali būti mūsų senesni klientai kompanijos TND, kurie galbūt nėra aktyvūs, ne? Arba galbūt jau net yra išbraukti, juos pakviečiam. Iš savo draugų tarpo, ne? Kažką pakviečiam. Ar iš giminių tarpo, iš klientų sąrašo, ta prasme. Maždaug plius minus kokį 50 žmonių, ne? Pakviečiam. Nu ir tikėkime, kad kokį 20 tikrai ateis. Reikia nuo kažko tai pradėti. Ir tada, tarkim, padarom, tarkim, ten ketvirtadienį 6 ar 7 valandą vakare, tarkim, ar 12 valandą dienos, kada jums patogu, ne, tą vieną pokalbį, kuris turi savo nuotrauką, kuris turi savo pavadinimą grupės, ne, ir konkrečiai pašnekam apie tai. Apie tą kažkokią problemą, apie tą kažkokią šampūnų seriją, apie tą kažkokią kaukių seriją, apie kažką. Ir ten, kas bus susirinkę, bus tam tikri žmonės, kuriems tas yra įdomu. Ir galbūt kažkas susidomės įsigys, galbūt kažkas norės prisiregistruoti ir tapti jūsų komandos dalimi. Ta prasme, čia jau pamatysit eigoje. Bet pati esmė yra, kad toliau neleisti tai grupiai atšalti, ne? Praeina kelios dienos, tarkim, įkeliat į tą grupę, kad dabar yra pavasario akcijos, tarkim, šampūną perki, kaukę gauni dovanų, ne? Arba, tarkim, dar kelios dienos praeina, paskelbi kažkokį konkursą. Ta prasme, reikia pastoviai palaikyti gyvybę toje grupėje. Nes jeigu žmogus mato, kad grupė yra gyva ir jam aktuali ir vis pastoviai kažkokią įmeta informaciją, kas liečia, tarkim, jeigu grupė apie plaukus, tai vis įmeta informaciją apie plaukus, ne? Apie vieną produktą ar apie kitą produktą kažkokią informaciją. Ir ta grupė, jinai yra gyva ir žmonės esantis joje pastoviai mato kažkokią atsinaujinančią informaciją. Ir taip tų grupių pas jūs pasidarys keletą, todėl kad jos bus skirtingiam dalykams skirtos. Skirtingi žmonės į jas rinksis, todėl kad jeigu aš, tarkim, neturiu vaikų, tai aš neįsiu į grupę, kur yra kalbama apie vaikams vitaminus, apie kažkokius tai dalykus, kas skirta vaikams, ne skalbiklius, tarkim, ir panašiai. Aš neįsiu į tą grupę, nes man neįdomu. Bet galbūt aš būsiu grupėje, kur yra dantų priežiūra, ne, kur yra plaukų priežiūra, kur yra, tarkim, nagų priežiūra, ta prasme, kitose keliose grupėse aš būsiu, kurios yra man aktualios, o tarkim kitose aš nebūsiu, bet kažkam kitiem žmonėm tos kitos grupės yra aktualios ir jie tenais bus. Tai per ten pas jūs atsiras kas, tarkim, ateis kažkokia Marytė, pasiklausys apie plaukus ir ten kitą rytą draugiai prie kavos sakys, čia mane pakvietė, atėjau tokią grupę, papasakojo ten, ką daryti, kad nelūžinėtų plaukai, kaip teisingai juos tiesinti, arba ten papasakojo, kokiais prausikliais reikia naudotis, ta prasme, kaip savo veidą prižiūrėti. Pačią esmę supratot, ne? Realiai, tai tu sukūrei grupę, tu davėjai nuotrauką, tu davėjai pavadinimą ir tu pastoviai palaikai tenais ugnelę. Ir galbūt kažkas iš tos grupės ir išeis, o galbūt kažkas įkels savo draugą ar draugę, nes pagalvos, kad jiems irgi tas yra aktualu, ne? Toks naujas įrankis, toks pabandyti, žinai, pabandyti ir kažką tai padaryti. Ir tie konkursai, pavyzdžiui, irgi bus, tarkim, kas nori ten, tarkim, laimėti, tarkim, rinkinį kažkokį tai, ne, pakvieskit savo draugą į mano grupę, ne. Tarkim, pakvieskit savo draugą, kuriam yra aktuali šita informacija į šią grupę. Ir kažkas kažką pakvies, ne, ir galbūt kažkas tai prisijungs. Ir tie konkursai, žodžiu, kad matytų, kad tu esi tas veidas tos grupės, tu prisijungiai, tu darai kažkokį konkursą ar kažkokią loteriją, tu duodi kažkokią informaciją, kad tiem žmonėm tavo veidas susitapatintų su ta informacija, kurią tu duodi. Kad jiem ir būtų, tu esi tas žmogus, kuris perduoda jiems tą informaciją. Tai čia toks iš svarbesnių dalykų. Dabar žiūrėk, Kristina. Bet vis tiek dabar visa tai vyksta, jeigu tu paminėjai WhatsAppą, Viberį, atsimeni, mes per tos mokymus aš tavęs užklausiu, o kokiu būdu tą pokalbį daryti, ta prasme, kalbėjimą, nes WhatsAppas, Viberis, tik tai Facebookas gali turėti grupę, kur ten gali postus kelti ir panašiai, o WhatsAppas ir Viberis yra tik tai pokalbį, čiatai.
tik tai čiatai. Tai, bet aš sakau, su Ne, Baltarusija WhatsAppas kalbėjau. nėra tik, ne, WhatsAppas nėra tik tais pokalbių čiatai. Kodėl? Tarkim, ta pati mūsų TND grupė, kuri yra WhatsApp'e, ne? Per Nu. kurią mes ir susiskambinam visi ir šnekam, ne? Ir į kurią įdedi informaciją. Ai, tiksliai, ten kalbėtis Nu, galima. Tiksliai. taip, Tik tai be kuo vaizdų. puikiausiai. Jo. Taip, kuo puikiausiai. Gali ir lygiai tą patį, gali ir Telegrame, gali ir Viber'e. Tai yra ne vienas žmogus, o kaip grupę sukūrė. Tai va, Ir tada tu gali pridėti. Aš Tik tiek, kad gaunas, kad tu žmogaus telefono numerį gauni. Nes tu kitaip to žmogaus nepridedi. Nu. Jo, nes aš sakau, aš tą Baltarusiją, kai kalbėjau, aš mėginau daryti, bet aš Messengerio grupiai dariau. Tai kaukių ten, užsišaukiu, kažkaip taip buvo pavadinimą, padariusi pavadinimą, tai netgi man ta Baltarusija, aš dabar dar vieną idėją pasidalinsiu, galbūt kažkam bus naudinga, bet į temą. Tai kaip tos padidinti pardavimus. Pavyzdžiui, sako, jeigu jūs pas ją buvo labai daug grupių, lygiai taip, kaip tu pasakoji. Bet, pavyzdžiui, vienoje grupėje ten apie veido grožį ir panašiai. Ir, sako, mes nusprendėme, kad darysim kaukių iššūkį. Savaitę dėsime kaukės ir naudosime tuos produktus. Sako, tai dabar, bet supranti, į tą grupę įeiti buvo mokama, todėl kad ten patekę žmonės, ten patekę žmonės, jie gavo kiekvienas rinkinuką, ten 5 kaukės, į mėginukus, ten, tarkim, fukoidano kremo, visą rutiną, kad galėtų daryti. Ir visą savaitę, sako, mes ten vieną kitą džiaugiamės, tada ir vėl tie aktyvūs, ko gero žmonės keli, kurie ten, žinai, biškutį palaiko tą pokalbį. Bet sako, jūs paskaičiuok, sako, kiek tu padarysi pardavimų. Čia jinai taip sakė, va, jeigu jūs sukursit tas grupės, tai sako, visų pirma, už tas kaukės, ta prasme, įvertini tą kremą, viską, jau neįkainuoja to savo darbo, bet, sako, tie žmonės jiems gali patikti tie produktai ir paskui jie pirks dideliais kiekiais ir kažkam rekomenduos. Tai va, taip dirba Baltarusija, Rusija, jie pakankamai, ir aš taip galvoju, kaip tose čiatuose jie gali, tiksliai gali būti pokalbis ir čiatuose. Taip. Tarkim, žiūrėk, Ramunė. Tarkim, paskelbi, kaip pavyzdys, dabar jeigu taip padėlioti tavo mintę, ne? Paskelbi, tarkim, balandžio mėnuo, tarkim, ten organizmo detoksikavimo mėnuo, ne? Taip. Ir tada kas eina? Eina pas mus, tarkim, velniapupės, eina pas mus pleistrai ant pėdų, ne? Ir graikinis riešutas. Jo, ir graikinis riešutas, ta prasme, ir galima, ir ką ten debesylo arbatą, ne? Tarkim, atsirinkit tos... Kaip? Nebeturim, bet nesvarbu. Nebeturim. Bet tai nuo pavasario iki pavasario praeina informacija ir kažkurie produktai dingsta žiūrė. Tai va, bet žiūrėk, jau reikia susimokyti. Ta prasme, į tą grupę dedi tuos, kurie nori susimokėti, bet jau jie tada rimtai imas, ar ne? Ir tu kaip ir garantuoji rezultatą kažkokį tai. Tai taip, čia žinai, kaip ir viena iš tų, tarkim, rusių, gal neatsimenu, ar tu nepameni, dabar Marina, man atrodo, jos vardas yra tokia, buvo labai labai stambi. O dabar jinai tokia smulki, tokia ten fitnessas, ten, nežinau, kaip būtų buvę, žinai, 55 metai ir svėrė ten 120 kg. O dabar atrodo, kai jai yra 30 ir jinai svėrė ten 60, žinai. O tu po vaginą prisimeni, kaip jis atrodė? Andrėjus? Ne. Anksčiau stambus buvo, aš neatsimenu. Per pusę dabar. Aišku, ūgis išlikęs, tik tai pusę žmogaus ir jaunys. Jo, bet, ir ką norėjau pasakyti. Ir ta Rusija, jinai, tarkim, kas mėnesį sudaro naują grupę ir padeda žmonėms, reiškia, sulieknėti, naudojant TND programą ir ten dar pajungia, tarkim, baltyminiai kokteiliai, ne, ten pajungia sveiką mitybą ir tada kiekvieną dieną visi deda, ką tu valgiai, tarkim, kaip pavyzdys, ten pusryčiam, pietum, vakarienė, kokius ten sporto pratimus tu darėjai, kokį tu ten baltyminį kokteilį gėrėjai. Žodžiu, esmė yra tame, kad įdarbinti grupės, įdarbinti dar grupės. Taip, įdarbinti grupės, panaudoti grupių suformavimą, naujų klientų pritraukimui, esamiem klientam pateikti per tas grupės, pateikti informaciją apie akcijas, apie galimybės, tarkim. Toks, tu nieko, kaip sakant, neperši, tu pasidalini informaciją ir kadangi tam žmogui yra aktualu, tai galbūt jisai tau sakys, aš noriu šitą dalyką pabandyti, išsibandyti, tarkim, ir
Ir kažkas, va tokia mintis ir yra, žinai. Jo. Ir kad kiekvieną savaitę plius minus ten, žinai, apie 50 žmonių ta grupė susiformuoja ir joje yra tų žmonių, kurie galbūt pirmą kartą girdi apskritai apie TND, tai yra absoliučiai nauji žmonės. Ir va tokiu būdu pabandyti dirbti, žinai, keletą mėnesių ir paskui pažiūrim, kokie rezultatai. Gal atidirbsim kažkokį procesą. Bet kad pritraukti tos žmonės, tai vis tiek tada jaučiu per Facebook'e skelbti, nes, nu, kaip tą telefono numerį gauti? Taip, dalintis, ta prasme, per Facebook'ą. Dabar aš galvoju... Galima per Messengerį asmeninės žinutės rašyti, žinai, ten tarkim, nes WhatsApp'as, Viber'is reikia telefoną. Savo kontaktam galima, aišku, kas be ko, išsiųsti pakvietimą. Savo kontaktam esamiem. Tai čia viskas priklauso nuo to, kas kiek tų kontaktų, žinai, turi. Aš mačiau, jo, iš tikrųjų, taip, pagal tiems, kas ką jau turi savo telefono numerį. Aš mačiau Livijon darė, tik jie pasisamdė dar tą Vilkienę trenerį, jau ten kietą, bet kol kas nematau rezultatais, kad dalintųsi, žinok. Nes jau jeigu būtų rezultatai, aš manau, kad ten būtų pasidalinę. Gal grupė ir vyksta veiksmas, bet pasakau, tai yra gerai. Tai ar dar toliau ta skaidrė, ar kita jau? Jo, kita skaidrė. Kita skaidrė, ta prasme, perjung, va. Jo, tai va čia šitoj skaidrėje mergaitės galit pasiskaityti, ta prasme, būtent, nu, kas tie dalyviai, ne, ką daryti, ko nedaryti, kad neprikelti žmonių į grupę be jų sutikimo, nes jeigu juos kažkas prikels be jų sutikimo, tai jūs pradėsit kalbėti, o jie pradės sakyti, tai kas čia dabar mane prikėlė, kas čia mane įkėlė į tą grupę, aš nenorėjau, nu, ta prasme. Kad nebūtų tokių dalykų, ta prasme, tai pasikviečiam, jeigu žmogus sako, aš noriu, tada pridedam į grupę. Nes ir skelbimus, atkreipkite dėmesį, aš tikrai ne vieną kartą esu mačius. Rašo, ta prasme, skelbimas, tarkim, nuotrauką kažkokį įdėtą ir rašo, žinai, pridedu nuorodą į grupę ir ten bus kalbama, ta prasme, apie ten, nu, tarkim, kaip pavyzdys ten pigesnių prekių ten iš Amerikos parsiuntimą, žinai, nu, tarkim. Ar ten, tarkim, tai va, mūsų atveju, tarkim, bus kalbama apie plaukų priežiūrą. Bet esmė yra tame, kad tu vos kas kelias dienos vis kalbi apie kažkokią tai problemą, kurią mūsų produktas padeda tiem žmonėms išspręsti. Ar tai pleiskanoja galvos odą, ar tai lūžinėja plaukų galiukai, ar tai lūžinėja nagai, ar tai ten, tarkim, išsausėjus veido odą, tarkim, nu, visokių dalykų, ką iš tikro produktai padeda spręsti. Ir kas galėtų sudominti. Kas galėtų sudominti. Na. Tikrai. Ir sakau, ir tas dėkingas laikas, kad dabar yra pavasaris, atkreipkite dėmesį, kaip žmonės, kažkaip pavasarį jie iš po to žiemos atbunda, saulė pradeda šviesti, jie nori atrodyti gražiai, jie nori pradėti save prisižiūrėti, ne? Tada jau aktualu ir manikiūras, ir pedikiūras, ir aktualu, kad ir plaukai būtų gražus, ir blakstienos ir antakis laminuoti, nu, žodžiu, ta prasme, pats laikas yra dabar kažką išbandyti naujo. Tai tos skaidrės Ramunė tikrai yra įkėlusi grupę, ten labai mažytėm raidytėm prirašė mums kompanija, ką ten daryti, ko nedaryti, žinai. Tai perskaitykit jas, susižiūrėkit ir tada darykit pagal save. Darykit pagal save, kaip jums atrodo tinkamiausia, nes jums patiems reikės toj grupiai būti gyvai, ta prasme, šnekėti, bendrauti su tai žmonėm, nes jiems ir bus aktualiausias tas gyvas kontaktas. Tai va čia vėlgi gali daryti tik tie žmonės, kurie nebijo bendrauti su kitais žmonėm. Bet jeigu tu nori kažkokio proveržio, tai išmokti, perlipti per savo baimę, tai, ta prasme, jeigu tu nori proveržio, tu turi lipti per savo baimę. Viskas. Vienareikšmiškai. Ar kita? Tai va. Gali ir kita. Nu va. Nu. Tai čia va yra, ta prasme. Jo, mes viską iš tikrųjų apkalbėjom, žinai, ta prasme, čia tik mes sutrumpinam, galima sakyti, nu, čia vėlgi apie tai ta skaidrė, kad konkursus daryti, žinai, kad jeigu tai yra loterija, kad rodyti, va, kad surašai tos vardus ant lapuko, ar kaip Ramunė darydavo, ne, kad ištraukite žmogų, kad čia ne kokia nors
Nu, kad čia neapgaulė, ta prasme, kad čia Mhm. iš tikrųjų ne kaimynė, žinai, su kuria tu kiekvieną rytą geri kavą, laimėjo tą kremą, žinai, ar ten tą dantų pastą. O kad laimėjo tikrai va tie žmonės, kurie yra prisijungę, žinai, kur visiškai niekom nesusiję, žinai. Nu, dėl to ir turi būti tas atviras toks. Nes jeigu tu vedi kaip tinklaraštį, žmogus tavęs nemato, jisai galbūt mato kažkokią Onutę TND ir jam tas Onutė TND ten parašė kažkokį postą, ne? Bet jeigu ateina Ramunė garbanotais plaukais ir sako, va, aš tą savo garbaną čia prižiūriu su tokiu ir tokiu šampūnu, ne, va, tarkim, balzamą aš naudoju 2 kartus į savaitę, tai tas žmogus taip pagalvoja, ta prasme, okei, ten prisuotina plauką, ne, va, matau, gražiai atrodo, tai gal ir man reikia pabandyti. Jo, Ta ir mano prasme, bus tokie garbanoti. nu, gal ir man reikia pabandyti, gal ir mano susigarbanos. Šiandien rinkinukas dėžutėje. Vienintelis biškis suglosto, visi kiti taip daro. Ne, visi kiti pašiaušia, tas truputį suglosto, žodžiu. Ja. Tai va, mergaitės, tokia yra mintis ir sakau, tiek čekai, tiek lenkai dirba, tiek rusai dirba, tiek baltarusai dirba su šitom grupėm, asmeniniai pokalbiai tuose grupėse, žodžiu, su klientais. Ir tikrai visi sako, kad labai pasiteisino. Labai. Kad tikrai žmonės renkasi į tas grupės, kad tikrai jie ateina į tas grupės, kurios jiems yra aktualios. Ir tai yra toks įrankis, kurio mes anksčiau nenaudojom. Ir tada vienos kitom padėkim išsivažiuoti su tom grupėm. Tada ateikim, tarkim, jeigu kažkas kuriat, pasakykit, ateisim, palaikysim, užduosim klausimų. Ta prasme, va tą truputį ugnelę padėsim pakūrenti, ne, įpūsti tas, kaip sakant, į žiežirbas, žinai, vėjelio. Tai va, ir tos, kurios sugalvosit pradėti naudoti tą įrankį, tai tikrai drąsiai kvieskit, tikrai ateisim. Tikrai ateisim ir tikrai palaikysim. Jo, ir svarbiausia, nenusiminti, jeigu jūs paskelbsit ir niekas neprisijungs. Tai tikrai, kai Kristina sako, jeigu 50 pakviesit ir prisijungs 20, tai čia jau labai geri skaičiai jos. Iš tikrųjų, tai pakviesit, jeigu 100 pakviesit ir atsiras 10, tai čia bus labai gerai. Tai va, bet iš pradžių, rimtai pro tos savo draugus, kontaktus praeiti, papasakot, kad, žinok, va, ten bus tokia grupė, kur kelsiu nebūtinai PTND, reikėtų, aš taip įsivaizduoju, kelti. Aišku, aš suprantu, kad tai tikrai labai didelis darbas. Ieškoti informacijos internete apie plaukų priežiūrą, bet tai yra naudinga. Ir tu dalinies informaciją, kuri yra naudinga, ne tik tai TND. Aš sakau, jeigu dabar jau tu pabaigiai šituos, tai aš kažkaip pasakysiu, kad Renata Kralova pasakoja, kaip jinai žaidžia su tais, kodėl, sako, yra tie visi kabliukai, ten, tarkim, atsisiųsk elektroninį, paspausk ant nuorodos ir atsisiųsim mano ten, žinai, tą katalogą TND ir panašiai, nes reikia elektroninį adresą. Aš galvoju, kam tie elektroniniai adresai? Ir aišku, paskui tas botas siunčia tos laiškus. Tai va, tai pirmiausiai yra siunčiama kažkokia tai plaukų problema. Ten kažkas dar atsiliepimai vėl problema. 2-3 laiškai apie problemą ir sprendimas. Tai lygiai taip pat tame čate irgi ten kažkokia tai yra problema, ar ne? Problema tokia ir tokia. Jeigu jums yra ten tada ir sprendimas su TND pagalba. Ir sakau, ir svarbiausia, kad, žinai, pasidaryti, va, ten tą tokį, netgi gal ir mokamą, ten, tarkim, va, tam čatai, kai jau yra suinteresuoti žmonės, tarkim, ne, aš galbūt, žinai, paskelbiu ten tas kaukės bendrai ir tikrai niekas ten neprisijungia, ne, ir nepagalvoju pasakyti, kad merginos, davai prisijungiam, kad ten galėtume fotintis, nepagalvoju apie tą apšildomąją komandą, žinai, tas, bet vat labai gerai, kad tas įrankis yra, kad apkalbėjom, dabar man dar aiškiau, aišku, ačiū. Tai va, tai sakau, ten toj grupėje gali būti daug žmonių, ten vyksta ir tu paskui gali paskelbti, davai, kas norit dalyvauti ten kažkokiam tai mūsų, iššūkį, ar ne? Tarkim, ir iššūkio kaina bus tokia, aš kuriu dar vieną grupėkę ir pridedu jūs tenai. Ir tada dalinamės ten, supranti, tai bus ne viešai paskelbiu, kur niekam neįdomu, o aš čia paskelbsiu grupėje, kur įdomu. Taip, būtent, nes ten jau yra žmonės atėję į konkrečią temą. Jiem yra būtent ta informacija aktuali. Taip. Tai va, pabandom. Sako, ateisim, pabūsim tais bekais, pabūsim tuo apšildymu, pasibandysim, pasižiūrėsim, kaip tie žmonės reaguoja. Tarkim, Ramunė sukuria, aš pakviečiu savo draugų, žinai,
Rasa sukūrė, tarkim, ten Inesa pakviečia kažką, ne? Nu, ta prasme, va, kažkaip po truputuką iš tų nepažįstamų žmonių pririnksim tą auditoriją, kurie galbūt visai net nėra girdėję apie tą mūsų TND kompaniją ir apie tos mūsų produktus. Tas realiai, tai, ta prasme, mums taip atrodo, kad mes čia apimam visą Lietuvą, žinai. Jo. Mhm. Pas mane telefone vieni yra 3000 kontaktų ir aš turbūt iš tų 3000 kontaktų gal tik 30 žmonių yra girdėję apie TND apskritai. Tai dabar jie jau ten paklausia manęs, kartais pamato kažkas ten Facebook'e ar kažkur, žinai, kas ta TND, ta prasme, kas čia per kompaniją, žinai. Bet aš irgi galiu ten persiųsti savo draugams, ta prasme, va, kad renkamės, ne, į tarkim, pasišnekam, sudarom, tarkim, pasiemam savaitę pasiruošti kažkokiai tai temai, galbūt kažkokias tai vieną kitą idėjas paduosim, žinai. Ta prasme, vieną padarys grupė apie plaukus, kitą padarys apie veido priežiūrą, trečia padarys apie organizmo valymą, ketvirta padarys apie dar kažką ir va taip tiesiog pradirbsim šitą klausimą. Va būtent apie tai aš žadėjau sakyti vienam čia supranti, aišku, viskas yra įmanoma, reikia labai daug darbo, bet norint rezultato reikia dirbti. Tai jo, matau, kad Inesa norės paskui pasisakyti, tai tik tai tiek, kad noriu pasakyti, kad ir paskui galvoju, o gal pradžiai po vieną, tarkim, būtent aš taip pagalvoju, kaip tu atsakyti, tarkim, viena, tai kas tau yra artimiausia, tai kas yra tavo sritis, tavo arkliukas, kur tu jautiesi gerai, kad tu tikrai galėtum tenai, žinai, ir svarbiausia, kad nereikia būti profesionalų, žmonėms nereikia profesionalų, reikia būti draugiškų, reikia paprastų, kad nebijotų tavęs paklausti, nes mes labai dažnai su kažkokiu tai žmogum bendravom ir galvom, kaip čia jo paklausti. Tie žmonės, jie būna dar paprastesni, tai va niekada nesistengėt iš savęs padaryti kažkokį tai profesionalą, vaidinti protingą. Nu, aš suprantu, kad reikia ten, žinai, kažkiek tai, bet pirmiausia, tai yra draugiškumas. Tai va, kai tau yra artima tavo sritis, tavo arkliukas, tai tau tas bendravimas kitoks bus. Nu, Inesa kažką norėjo sakyti. Norėjau taip, dabar kai čia pradėjom kalbėti apie plaukų priežiūrą, tai man iškilo toksai dalykas, mano Kamilė siautė. Žodžiu, apie plaukų priežiūrą. Mes turime daug šampūnų, lentelės kažkokios mes konkrečios ir neturim, aš galvoju, būtų labai patogu. Einu kur nors, kur tylu. Tai normaliai netrukdo. Patogu, kad turėtume, tarkim, mūsų kiekvienos serijos, kur yra šampūnai, kad konkrečiai būtų pavyzdys net ir naujokam, kam tinka jie, kokiems plaukams, o mes čia vis duodam ir duodam per grupės atsakinėdami, kas kam, nuo ko, kodėl, kokiai ten plaukų tipų, nes tikrai žinau, kad rusiškam čate yra daug informacijos, bet vat ją susisteminti, gal yra kartais, gal mes nežinom, tiesiog kažkada esam turėję labai senai. Tai aš galvoju, būtų irgi labai patogus įrankis. Tiesiog turėti visuomet po akimis, kad nereiktų atsakinėti kiekvienam, kas kam nuo ko tinka iš tikrųjų. Nu, nežinau, čia tik mano nuomonė, taip tiesiog kažkaip pagalvojau, kad būtų labai praktiškas dalykas. Ir čia būtų gerai, kad tiesiog profesionalas, nes vis tiek galvos odų skirtingų yra ir netgi mačiau tenais, gal nebent verstis reikėtų iš rusų kalbos, rašo pagal galvos, irgi tą odą, ar ten sausesnė, jautresnė, mūsų būtent serijos, kurie tiksliai tinka šampūnai. Tai va, sakau, mes neturim tų tokių įrankių, mes ką patys susikuriam, tų naujokų žingsnius, va, ten dar kažką, tarp kitko, dabar aš į tokius mokymukus įpuoliau ir tenai būtent moko, kad pradėti, sako, išmokyti pirmiausiai parduoti vieną produktą, vieną, giliai, sako, paskui palaipsniui priaugsit, nes sako, supranti, vieną, sako, išmokyti viską apie jį, galvo, kaip gerai. Teisingai, ne? Teisingai pasakai. Jo. Tai va. Nu, pabandom, žodžiu. Pabandom, ne? Kažkaip, gal tada jeigu kažkas jau apsispręs, kokią grupę darys, parašykit. Tada žinosim, kad šitos grupės jau nedaryta, ne? Nu, tarkim, kaip pavyzdys.
Nu, žinai, Čia ta pradžia. Gali ir daryti kažkas ten, tarkim, nu ir kas kad ten bus, ta prasme, jos bus vis tiek visai skirtingos. Jeigu, nu, vat, ir tam žmogui tas artima, ir tam žmogui tai tegul daro, bet aišku, norim kiek įmanoma daugiau tų grupių sukurti. Jo, nu tai dabar pati ta pradžia, žinai, vat. Nu, kol įsivažiuosim. O paskui jau tai taip, žinoma, nes tu ne tik tą grupę turi sukurti, tu turi ją, kaip aš sakau, aptarnauti. Tai reiškia, tu turi palaikyti joje gyvybę, tu turi pastoviai papildyti kažkokią informaciją, tai, nes, kaip sakant, dabar tai mes ateisim tais bekais pabūt, bet po to jau tas, kas sukurs tą grupę, tas ir turės rūpintis tą grupę, tas ir turės kelti tą informaciją, tas ir turės pastoviai kažkaip ten ją prašildyti, žinai. Nes mes tai... Kad nebūtų kaip mūsų WhatsApp'e. Jo. Mirtis džiunglės. Taip, būtent, kad pagalvoji, kad gal ten nieko ir nėra, žinai, ateini ir mirus grupė. Aš irgi, tarkim, nueinu ir į Viberį, ten, tarkim, išmetu grupės, kurios kažkada buvo, kurio niekas nevyksta, bet aš buvau toj grupiai, tarkim, ten prieš metus ar prieš 2. Matau, kad niekas nevyksta, vadinasi viskas, jau grupė yra negyva ir ko ten sėdėti, žinai, darai leave ir delete, žinai. Tai vat, kad to nebūtų, tai tas, kas sukurs tą grupę, jisai ir turi ją rūpintis. Nepamirštam šito dalyko. Jeigu Ramunė sukurs grupę plaukų priežiūrą, tai nereiškia, kad Kristina ateis kitą savaitę ir įkels, va, čia galvos odą, kam plyskanuoja, va, tarkim, akcija dabar šampūnui su imbieru, ne, ir ten tas ir tas, ne, taip nebus. Ramunė sukurs, mes ateisim, truputuką prašildysim ten su tai žmonėm, kol bendraus, po to jau mes, kaip sakant, jokių informacijų ten tų papildomų taigi ir nekelsim. Aišku, jeigu mums bus patiems aktualu ar kažkas, jeigu norėsim kažkokią mintim pasidalinti, tai why not? Bet esmė yra tame, kas sukūrė, tas ir rūpinasi, Nes tas žmogus ir bus tos grupės veidas. Taip. Na, vienu žodžiu. Nes mes būsim tie klientai. Taip, jau netrukus išsijungs, tai va, tai jeigu dar kažkas galbūt klausimų, tiksliai yra mergaičių, netgi naujokių, gal kažkokių klausimų, Linutė, Vilma, daugiau kitų veidų nematau. Aš tai iš vis jokių nematau, tik Skaidrė. Rimtai? Ai, tu per telefoną. Telefonę reikia iš šoną pabraukti, matysi tada visus. Pabaigoj sužinoj. Tai gal aš tada jau įrašą įjungiu ir galim dar ko įsijungs pasiklausinėti. Ar ne? Jo. Įrašą išjungi ir mes galim pasiklausinėti. Na.